Sveiki! Sveiki! Šiandien darysim kosmetikos apžvalgą gamtoje. Sotys kosmetikos apžvalgą ir todėl, kad vakar dalyvavom su Jolita kartu Sotys kosmetikos renginyje. Labai fainas vakarėlis, popietė tiksliau, gamtos kampeliai Europos parke ir labai dėkingi Sotys atstovams. Iš tikrųjų renginys buvo labai fainas, labai šviesus, labai baltas. Jo, visas moteris buvo baltas, buvo labai gražu. Ir šiaip likom nustebintas Sotys dekoratyvinės kosmetikos linija. Iš tikrųjų mes jos nežinojome, tai viską apčiupinėjome, įsigijome kelis produktus, kuriuos jau išbandėme ant savęs, ant savo veido. Tiek Jolita, tiek aš šiandien esame pasivežiusios Sotys kosmetiką nuo pačio ryto. Tai va, šiandien papasakosiu jums savo pirmuosius įspūdžius pravaikščiusios dienos su Sotys kosmetika. Tai pradėsim nuo skystos pudros, nuo ko paprastai ir prasideda makiažas. Aš įsigijau Sotys matinę pudrą, numeriukas Beige B20, truputį šviesesnis nei rekomendavo man specialistės, bet aš mėgstu šviesesnę odą. Kadangi dar modeliuoju veiduką, dedu skaistalus, tai labai nemėgstu nutamsinto veido, tai rinkausi truputį švieselesnį. Ką aš galiu pasakyti apie tą pudrą, iš tikrųjų ji yra nematoma. Tos, kurios siekit labai natūralaus efekto, būtinai turit tai pabandyti. Pudra užsideda, susilygina spalvytę, žinoma, jinai maskuoja tikrai vidutiniškai, maksimalaus maskavimo nepasieksite, bet patogumo ir antros tos odos pojūtis tikrai bus. Kitas produktas, kurį įsigijau, tai yra fiksavimo pudra Sotys, kuris yra transparentinė, todėl tinka visoms, ar ne? Tos, kurios nenori, kad pudra keistų odos atspalvį, kur jau labai gerai paplušėjote kreminę pudrą ir jums tai reikia sufiksuoti, tai šita pudra yra pats tas. Dėžutė labai simpatiška, tokiam barchatinėme maišelyje. Išsitraukiam, yra veidrodėlis, labai simpatiška dėžutė. Ir pati tekstūra šilkinė, nuostabi. Ir kas man patinka šitame produkte, man riebiaodei, kuriai reikia labai dažnai koreguoti makiažą dienos metu, kiek jo bededi, tiek jo nesimato. Ta prasme, jinai nesisluoksniuoja. Galima koreguoti gan dažnai ir nepatirti to apsunkimo jausmo. Dar vienu produktu susigundžiau, tai yra labai išgirtas Karolinos, kuri vedė seminarą, antakių pieštukas. Labai miniatiūrinis, labai smulkutis, labai malonus rankai, labai nuostabi tekstūra, labai gražiai piešia, tiesiog švelniai, subtiliai štrichuoja ir negalima su juo perspausti ir persistengti. Aš įsigijau 20 numerį, bet jisai man šiek tiek šviesokas. Tai kas turite plaukus šviesesnius nei mano, tai 20 numerį drąsiai galite rinktis, tai yra 10 numeris dar Lietuvoje parduodamas, tai dar šviesesnis pieštukas, tai blondinėm, šviesiaodėm ir taip toliau irgi turėtų tikti. Bet tekstūriškai pats produktas labai fainas. Ir kas dar apie tą produktą pasakytina, kas svarbu ar ne, kad yra vandeniui atsparus, ypač vasarą aktualu, ir laiko iki 10 valandų. Tai, kas neturite visai antakių, galite miksuoti su šešėliais, kam reikia tik tai šiek tiek pakoreguoti antakius, tai puikus produktas. Na ir paskutinė mūsų kartu su Jolita nusipirkta priemonė, tai yra angliškai, ar ne, lip filleris, lietuviškai būtų lūpų apvadas, ar ne. Tai iš tikrųjų toks turbūt vienas bestsellerių Sotyso produkcijos. Daugelis moterų matėm jį įsigijo ir šiandien aš jį ir pati išbandžiau. Ne veltui sėdžiu pasidažius lūpas pakankamai skystos konsistencijos lūpdažių, ar ne, nes bandžiau, ar tikrai jisai nepraleidžia ir neprabėga. Tai galiu pasakyti, kad tikrai viskas yra tvarkoj.
Ir dar vienas dalykas, kodėl labai gerai, ar ne, mėgstančiom dažytis lūpas ir turinčioms begalės skirtingų spalvų lūpdažių, ar ne, tai yra puikia priemonė, nes nereikia turėti skirtingų pieštukų. Tai būtinai įsigykite.